So I think it is enough to work from the Sirius Jurbarkas nerves. That it means like Hebra. We see what everybody does. We control the world. No, you do not have a right in Schengen zone to work in a human being like a T mentality for abusing. This is kind, even though in Ireland works like two religions with each other. The question is, why are they, Jesus Christ believers, are this word I'm gonna try to remember. They're not terrorists, but just they bomb each other. They fight each other. It's the same like in Ukraine, Jewish between Black Sea, tutorial. So they bombed with Russia. Secret loony plans. We know that you are responsible, Mr. President, of Putin. This is ID. You, the person who charted that breaks the world. That shows the Zelensky's for the world, but fights Budule. We also know that. We also have that trying to torture my children just because the Gelgodiški pagalbinė surrogatic children from the mystic, they want to be instead of physical children. And this is not allowed. This is kind. They run to Ireland and then Jewish monarchies girls that changed me, that I made the image for the princess that gonna be when I gonna get the not teenager. I mean, when I was teenager, 17, I created the monarchies to get money, to get gold, to get by Delta House Story, the place for Jewish girl because they were too sweet, but too evil to be snakes. And me just believer. And me just love the life. And me it just monk because I understand this world Urlaganu ever could love me just because they thought they killed for Jewish girls, Jewish boys, and so gangs between fascistic Yiddish and KGB Gapi, KGB Yiddish. And Russia knows that. So why to bomb the world? Just because Russia can tell the truth. And so the Jewish world that is perfect gonna become a shit. As in a fascistic life, they know that they are shit. So they try to be the best that they can be in the sectors. But this is also not 10 points plus, but 10 points minus. All the sins they know they made. They thought they are Urlagans and they work for Dragas. They thought they're gonna be Kingdom Lithuania. But we are really a republic of Schengen zone. So go home, the Hebrews, from valstybinė Jurbarko ligoninė. Valstybinė Jurbarko politika. Atlaisvinkit girti gydytojų vietas, naktim nakvokit namuose, nereikia mūsų naktį ar Žvilkoriškio komendanto valandos kurti. O stop pasakyta su NFC ir su mediumais ir ekstrasentais tas patvirtintas yra. Kaip ir Sant Edmunde, visas pasaulis, kuris nemiega, vaidina tą, reiškia, Drago pasaulio Urlaganų. Ir šitą ateinantį kartą yra astrofizikos. Jie aukščiau palipę šitose technologijose. Smart fizika ir širdies matematika yra du dalykai, kurie yra kiekvienam žmogui šiais laikais, kaip po Torą, dabartis, graikų konstitucijoje teisėti ir atnešantis ir valdžią, ir laisvę.
Ir dar vienas 4 punktas yra sportas. Taigi tie 4 sukuria oranžą. Tai yra žmogus, nemirtinga siela ir gyva dvasia vanduo. tą mes matom dangui ir gyvenam, įkvėpdami kiekvieną kartą deguonį ir kiekvieną kartą ištroškę, kai užtunka smegenys geriam vandenį, kad gautųsi cheminė pusiausvyra ir ta cheminė pusiausvyra, vėlgi gravitacija veikia mūsų protas ir vėl iš kosmoso. Kai mes į sierą, reiškia, žiūrim, tampam bailiais. Siera atneša baimę. O toks yra cheminis elementas garuojantis, jisai žmogui sukelia virpėjimus. Taipogi veikia ir radiacija, ir ionizacija. Tai yra anglies atomo degradavimas sukelia ligas onkologinės. Todėl aš siūlau jums iš Tamu nusipirkti antiradiacinius lipdukus, užsiklijuojant ant savo televizoriaus, telefono, radiacija neprieinanti. Mokinkitės, dirbkit ir aukit laimingi tauta Lietuvos. Šengeno zona, pasaulį. Ir Mr. Putin президент, не убивай. Не убивай Европу, не надо, но иди, то это ты, который делаешь это, что все люди хотят верить, что авторитет, который есть такой неземной, есть Путин. Нет, я этим не верю, потому что я знаю West and East, South and also that ship, let's go Aleute. As I'm my mother's such daughter. Amazon. I have my children stolen, and they are sure physics got that understanding. This is the generation. No more KGB Agapi, KGB Hidish, and KGB fašistai, KGB Hidish. Aš sugriaunu tą pasaulio propagandą dvigubą apie žydų teisumą. Jie tikrai nėra hebrajai. Hidiš tauta kilusi iš figos žodžių, tai yra paslėpta šaknis. Ir aš tą figą užsiauginau laukinę ir pasirodo visas tas pasaulis, reiškia, Džekės knygų juosės varė, reiškia, visas analizės visų sunaikintų prisikėlusių žmonių supratusių. Dangaus karalystė yra nemirtinga. Tai yra dangus. Amžinasis vanduo. Kai ateis teismas Jėzaus Kristaus, mes tapsime kitokiu vandeniu, negu esame dabar. Dabar mūsų kūną veikia pagundimai, mūsų kūną veikia politiniai susiskaldimai, mūsų kūną veikia hormonai sutrikę. Taip mes tampame dvasiškai pažeisti. Pažeista, reiškia, sąmonė, nėra nusikaltimo žmogaus pasiekmė. Tu išgeri tuos vaistus, tu psichopatologiją paanalizuoji, patologiją perlipi, viešą padarai, reiškia, šitą skelbimą ir vėl džiaugiasi gyvenimu. Tokia yra virtuali teisė Danguolės Strumilaitė, teisėta Danijai konstitucijos, reiškia, Danijos prisagdinta. Ir taip, reiškia, sirgu žiauriai ir Lietuva, ir Danijoje šitom patologijom, kol pradėjau mokytis kombinatorikos. Sakykim šitaip, ar ne? Taipogi psichiatrijos žodyną. Suprasti, kas ištinka tuos uždarytus bankerius su pienu. To kaimo paslapčių figos.
iškvaigusių policininkų. Tada aš ten neinu dirbti, aš dirbu privačiai. Ir, suvokiu, kiek jūs žiūrėsit ir laikinsit, tiek pasaulis išdrįsęs perlipti patologijas. Tad skaitykit, klausykit, domėkitės mano, reiškia, šituo kanalu, pasirašinėkit, komentuokit, aš nežiūriu komentarų, nes tai yra kritinis, reiškia, tas intelektas, kuris yra kriminologija norvegiška, netgi psichoterapija knygą parašė žmogus įkvėptas mano atvirumo kritinio kriminologijos delta dažnių išmokto su tokiu muštru Danijoje 2001-2002 metais, kad aš niekada nepasitrauksiu iš savo pozicijos, nebent, reiškia, nualpčiau. Tai iš tikrųjų yra civilinis karas, žydai nori valdyti pasaulį. Kokioj tautybei, kokioj beprotybei, kokiam fatalizme aš bebūčiau, jie vaidina iš to nervų skyriaus pasaulį šitai valdo. Įsiploviau plaukus. Susitvarkiau namus. Kokio dar jie gali ieškoti iš manęs preteksto kaltės tam, kad greitai jie įsikviest? Ne jokios. Aišku.